Podkastas Problemiški žmonės. Kaip tinkamai pasirinkti ir išmintingai eksploatuoti. Fenotipologiškai visi žmonės vienas kito atžvilgiu probleminiai. Vieni daugiau, kiti mažiau. Giedrius Švetkauskas, sąmoningumo pardavėjas, biologo ir inovacijų kūrėjo Marko Lučino ir diversijų analitikės Nelė Orlovskaja sukurtos žmogaus charakterio identifikavimo technologijos, pavadintos fenotipologija, populiarintojas, pardavėjas ir mokymų bei konsultacijų organizatorius šia ir kitomis temomis. Fenotipologija – tai metodika, kuri leidžia akimirksniu pagal išorinius, tai yra vizualiai matomus, genetiškai nulemtus, o taip pat ir aplinkos įtakotus, aplinkos nulemtus požymius identifikuoti bet kurio biologinio objekto, tiek žmogaus, tiek gyvūno charakterį. Ir žinant kaip, leidžia tinkamai pasirinkti žmones bei išmintingai juos eksploatuoti. Eksploatuoti tai neišnaudoti, o tinkamai panaudoti to žmogaus pozityvius mums jo charakterio resursus bei eliminuoti to žmogaus charakterio specifikos nulemtas potencialiai galimas problemas. Šio vaizdo įrašo paskirtis edukacinė, supažindinanti su fenotipologijos teikiamomis galimybėmis, personalo ir verslo partnerių atrankoje bei tinkamos sąveikos nulemtos charakterių skirtumo sumodeliavime produktyviam jūsų bendradarbiavimui. Čia tas tavo partneris, taip? Pirmasis, Taip, tai čia žmogus, su kuriuo praleidžiu nemažai laiko. Ir iš tikrųjų followinu jo lydą, jisai veda, nes jisai daug metų turėjęs patirties su vadovavęs, top pozicijose ir dirbdamas su top klientais. Ir dabar tikrai išėjęs į pardavimus. Ir ką jisai daro, tai tas jo pardavimas, tai yra bendravimas su žmonėmis. Ir galbūt jų tas administravimas, prižiūrėjimas, kad jie viską padarytų ir panašiai. Kadangi nėra finansinio jokio saito, aš jam nemoku atlyginimą, jis man nemoka atlyginimą ir panašiai, tai ten yra tokio norų grįsta. Aš noriu, jisai mato, kad nori, jisai padeda ir daro. Mato, kad nenori, tai jisai gali vieną kartą, antrą kartą pakalbinti, iš tiek, kiek mato ten, kad tave reikia pakalbinti. Bet jeigu tu nenori, tai ten, kadangi nėra finansinio saito, tai gali jisai tada ir palikti ir keliauti toliau, kad tu nestabdytum procesą. Tai ką man reikia žinoti apie jį, dirbant su juo. Jo, tai čia žmogus su genialiom smegenim, labai, labai stiprios intelektinės savybės, nežinau, kiek stipriai treniruotos, jos treniruotos, bet nežinau, kiek stipriai, nes yra požymiai talentingo tinginio sindromo ir chaliavščiko, tai reiškia, jisai įpratęs taupyti energiją ir nedėti tos energijos per daug kur nereikia, bet vienareikšmiškai, kai jau tokios intelektinės savybės, tai negali būti jos niekiek netreniruotos. Čia labai stipriai treniruotos intelektinės savybės. Jis mane sportuoja, tai aš matau, kad jisai bando nusimulinti. Jo, jisai chaliavščikas, visiškas chaliavščikas, plus toks gerėtis. Chaliavščikas neblogai, bet jeigu bendrai paėmus, čia yra VIP lygio pardavėjas, kuris dirbs su VIP klientais, tai VIP klientai tie, kurie bus aukštame labai lygmenyje, nes jam neįdomu bendrauti su bukai žmonėm, jam įdomu bendrauti su labai stipriai intelektualiai žmonėm, komerciniai instinktai pasigerys, jausmingas, temperamentingas, masto nestandartiškai, ant ribos su kriminalu. Čia toks, žinai, užsimaskavęs finansinis genijus pardavėjas, kuris masto globaliai, supranta įvairias schemas, kaip klientams padėti optimizuoti ir tarsi nekaltas. Dėl to, kad toks tarsi geras. Bet čia yra, Markas Lučinas vadina tai komercinio žuliko tipažu, kai žmogus geba dėl pinigų pralyst, susitart, užlyst ir padaryti visą taip, kaip reikia. Plius viduje jisai yra gerėtis. Jisai labiau geras yra, negu, sakykime, kažkoks žiaurus, blogas ir panašiai, bet ne infantilus, tas jo toksai, aš fainas, tai čia yra apgaulė, kuri transliuojama į išorę, kad parodytų, kad aš nepavojingas. Šiaip tai jisai yra, jeigu, sakykime, daryti su jo verslą, tai jis yra pavojingas. Jis gali sugalvoti tokių schemų, kad tu net nesuprasi, kad čia jisai sugalvoja ir panašiai. Čia labai gudrus žmogus. Bet šiaip tai geras, su tokiais reikia draugauti ir Lučinas labai rekomenduoja, sako, pamatei tokį, iškart draugauk. Dėl to, kaip pardavimų mokytojas tau kažkokių tai niuansų, juolab, kad jisai dirbęs toje temoje, tai čia žmogus, iš kurio verta mokytis ir su tokiais reikia draugauti.
Tai čia gaunasi taip, kad tu pasakei tame, kame jisai praleido 25 metus augdamasis ir mokydamasis ir paskutinius ten kiek metų jisai grynai dirbo, va tai, ką tu ir pasakei, top lygio. Ir dabar jisai, žodžiu, stabdo visą tą veiklą, išeina tiesiog į pardavimus, bet tenais toks yra siekis be ribos. Vat šitoj veikloje, apie kurią mes kalbam, ten nėra ribos. Ir vat tas ribos nebuvimas, vat jam turbūt ir žavi, nes ten yra labai aiški schema, kaip viską padaryti, jis labai viską pagavo, labai jam viskas aišku, ir jisai, žodžiu, varo. Tai va, tai jo, bet tu teisingai pasakei, kad jeigu jisai nejaus iš tavęs, kad tu jam neši pinigą, tai jisai nekreips po kurio laiko dėmesio, nes jis pragmatiškas ir chaliavšikas. Jaučia, kad čia bus, jungiamės prie šito šaltinio, jaučia, kad čia nebus, tai nesijungiam prie to šaltinio, nes jis instinktyviai tai jaučia. Okay. Iš jo tau yra ko mokytis. Lankstumo, gudrumo ir naglumo. Tu netoks naglas kaip jisai. Dėl to, jeigu pamatysi tam tikrus niuansus, kai jisai rodo, kad paimk, paspaust, padaryk ir tau tai patiks, mokykis. Jisai tame geresnis negu tu. Okay. Jeigu tu sektos vadas, tai jisai gali būti komercinės sektos vadas. Sektos čia neblogai, tai, čia jokių būdų. Jo, tai jis ir yra komercinės sektos vadas. Turiu omeny, ten, žinai, žavingiausias dalykas tas, kad ten, kur mes esam, kiekvienas gali tapti ten, žodžiu, pačiu aukščiausiu. Ignai, vat jeigu jūs abudu paėmus, jūs abudu mėgstat nepersistengti, sunkiai nepersidirbti tenai kur ir tau gali būti jausmas, kad tu nori, kad atėjau pas jį į komandą ir pas tave savaime viskas įvyksta, bet nevyksta savaime, reikia daug dėti pastangų. Bet žinant, kad tavo jau ir statusą ir tai, kad tu nedėsi savęs, neprivartausi ten, ko tau nepatinka, nes tau sunku privartauti save vien tik dėl pinigų, reikia jūsų bendradarbiavime sugalvoti kitokią schemą, kad jis yra jisai, esi tu jam kaip resursas, kuris turi išėjimą į plačias mases žmonių, bet tu nedirbi ir gauni pinigus. Tada bus idealu. Nes jeigu pasakyt, kad dabar tu eini po juo toje struktūroje ir tu sunkiai dirbi, tai nieko nebus. Tiesiog nieko nebus, nes tu sunkiai nedirbsi, nes tu neturėsi tam laiko ir neturėsi motyvacijos, o jisai po kurio laiko nusivils. Dėl to tave reikia išnaudoti kaip kanalą išeiti į kitus žmonės ir reikia dar vieno žmogaus, nes jisai irgi nesileis į tas smulkmenas ir ten už tave darbelių paprastų nedarys, nes jis tiesiog turi pakankamai gerą didybės manę viduje. Jums reikia dar vieno žmogaus, asistuojančio, kuris imtų ir padarytų visą techninį darbą. Tada gali pavykti. Okay. Koks tas žmogus turėtų būti, kokios jos savybės? Arba aš kitokį sugalvosiu, kad radau, tai tu pasakai. Vienareikšmiškai tai neturi būti toks kietas kaip jūs abudu, nes tada jisai galvosiu, kodėl aš jiems dviems čia turiu dirbti ir panašiai. Paprastesnis turi būti. Tai va, čia reikia, kad tu man rodytum nuotraukas, sakysiu, tinka, netinka ir panašiai. Gerai, tada yra tas kitas žmogus irgi iš tos pačios struktūros, kiek aš suprantu. Jo, tai čia yra žmogus, kur aš, kaip tau ir minėjau, tai mano gyvenime galbūt pasisekė vienu labai aspektu, kad aš sutikau arba galbūt man parodė, kad autoritetas yra svarbu, nes man buvo visiškai nesvarbu ir aš net turėdamas pačius ten aukščiausius, daugiausiai metų, daugiausiai patirties turinčių žmonės, aš vis tiek galvoju, žiūrėdamas juos, kad aš žinau geriau. Tai buvo kažkada toks etapas. Jie visi buvo labai kantrus su manim, tas etapas praėjo, aš dabar juos žiūriu su didžiulė pagarba ir noriu iš jų mokytis ir mokausi. Tai yra, žinai, tas žmogus buvo vienas iš tų, su kuriuo mes susitikom prieš 10 metų ir aš nuėjau į savo veiklą, jisai nuėjo šituo keliu, kur dabar mes jungiamės per tą patį kampą su tais pardavimais, sveikatinimo produktų. Tai jisai per 10 metų tapo tos įmonės prezidentu, tenais lygis, tai prezidentas, virš prezidento yra tik tai 2 žmonės ir virš tų 2 žmonių yra dar 2 žmonės. Tai čia yra lygiais. Tai žodžiu, o tokių prezidentų visam pasaulyje yra 9. Ir aš, žinai, pagalvojau, kad per 10 metų jisai tai pasiekė, o man labai patinka pardavimai ir aš labai gerai jaučiuosi juose, pardavinėdamas sveikatą arba bet kokį kitą dalyką, kuriuo aš tikiu. Ir aš supratau, kad aš galiu iš jo pasimokyti, bet taip, taip kaip tuos autoritetus turiu, kaip sporto srity, asmeninės saviugdos srity, kitais parametrais, aš jį matau tenais. Ir aš kažkaip supratau, kad aš noriu eiti su juo ir antras žmogus, dėl ko aš tai padariau, tai buvo tas, kur ką tik kalbėjom prieš tai, kad tu sakai, mes galime eiti kartu, bet mums reikia dar 3 žmogaus, kuris ten apjungs visus tos dalykus ir sutvarkys. Tai
šitas žmogus, jisai yra tikrai labai aukštai, aš iš jo Tai mokausi. gal aš to jis apie jį man yra kaip- papasakosiu, gerai? Jo. Aš jį kažkiek pažįstu, bet aš fenotipiškai papasakosiu. Tai visų pirma, čia yra strategas, labai gerai treniruotas, labai fokusuotas į tikslą, griežtas tikslo siekimo atveju atžvilgių ir nepakantus visiems tinginiams, vienareikšmiškai, su labai gera logika, su gera komercinė osle, pakankamai pedantiškas, pozityvus, jisai negatyviai ieško pozityvo ir tai yra labai gera motyvuojančio kitų žmogaus savybė, mąstantis nestandartiškai, ekstremalas, linkęs ginčytis. Tai yra, sakykime, žmogus maniakas sufokusuotas į tikslą. Vat, pavyzdžiui, tu tokio neturi, tu tokios savybės neturi. Jeigu pažiūrėsime į tavo mimiką, tai tavo mimika truputėlį tokia, o pasimimika tokia. Tai yra, jisai labai stipriai sufokusuotas gyvenime į tą tikslą ar tikslus, kuriuos siekia. Ir toliau, fenotipologija tai ne tiesiog analizavimas, kad yra lapinas ar ten vilkas, o kokiam kontekste, tai prasme aplinkoje. Tai jeigu jis jau turi didelius rezultatus pasiekęs, tai gali iš jo mokytis, bet aš matau truputėlį kitą problemą, kad tu esi pats asmenybė su savo pasiekimais ir tu esi galbūt ne asmenybė toje organizacijoje, bet šiaip tai tu esi asmenybė. Ir tave įdėti tą organizaciją kaip vieną iš kareivukų, aš manau, kad tai yra labai neteisingas požiūris, nes tai blokuos tavo vidinę energiją, tu jausies kažkiek tai gal nepasitinkytis, norėsi automatiškai kompensuoti ten, kur tu geras, bet tu dar kartelį sakau, tave reikia jiems, jeigu aš būčiau jie, arba jiems patarinėčiau, sakyčiau, imkite Igną Bakiejų ir eksploatuokite. Čia žmogus, kuris nedirbs sunkiai, nedarys tas, kas nepatinka, bet moka labai gražiai šnekėti ir užburt žmonių mases. Taip panaudokite, bet pristatykite jam tinkamą asistentą ar asistentę, kuris po to techninį darbą padaro, užregistruoja panašiai ir kad Ignui daugiau tai nereikėtų gilintis, nebent truputėlį palaikyti kažkokį tai ryšį su tai žmonėm, nors jisai tikėtina, kad to žmonės mato ir kitam kontekste. Tai būtų teisingiausia. Ir aš taip matau šitą situaciją, negu tau derintis prie jų. Tu esi pats kietas, per kietas. Okay. Tai Dėl to dar kartelį neik standartiniu keliu, jeigu jie kaip organizacija lankstus savo plėtrai, kad gali pagalvoti apie truputėlį kitokius modelius klientų pritraukimo, tai tada reikia galvoti, nes standartiniu būdu tu nepaveši ir neuždirbsi tu čia pinigų daug. Tokiu būdu. Bet jeigu tavo vardas, tavo balsas žais su masėmis ir per tai ateidinės pirkėjai, kurie užsakinės tą gerą produktą, žinau, tą produktas tikrai labai geras, užsakinės tą produktą ir tarsi savaime tau čia visi registruojasi ir viskas vyksta, tada paeis. Okay. Štai irgi išgirdau. Ką daro? Daugiau su tokiais žmonėm reikia draugauti. Čia labai geri duomenys. Beje, bet dar kartelį, su jiem abiem, jeigu tu kartais turėsi tokią fantaziją, aš nežinau, tu gal neturi, bet jeigu tu turėsi tokią fantaziją, kad jais galima labai pasitikėti ir taip toliau, tai čia yra iliuzija. Jie geri žmonės, bet jie komerciniai, pragmatiški ir jie vis tiek žiūrės tenai, kur juos ves pelnas. Dėl to tu neturi to tokio infantilumo, bet neapsigauk, jeigu tau bus minti. Ir geriausiai niekada negirtų žmonių kitiems, nes po to gali būti sutaps taip aplinkybės, kad tu išgirsi, kad kažkaip išdavė tave, dar kažkas įvyko ir panašiai. Nesuidealizuok. Okay. Nežinau kodėl, bet man norės to pasakyti. Gerai, ačiū labai. Šitą irgi turėsiu, nes tai yra svarbus dalykai, nes aš esu jau kelis kartus ten buvęs. Ir turbūt vienas iš tų norų ir poreikių ten nebeatsidurti, neidealizuojant ir nestatant, taip kaip tu ką tik pasakei. Toliau mergina, kuri moteris, kuri... O ne tas, kur su akiniais? Tai gali būti, gerai, gali jisai būti. Ar čia yra tas žmogus, kuris, kaip tu sakei, ieškoti to tarpininko? Čia tavo konkurentas būsimas, kuris pajautęs pinigų kraują, norės tave apeiti ir norės, kad tu jam tarnautum, o ne kad atvirkščiai būtų. Jeigu tu galvoji, kad čia tavo tarnas, tai čia jisai gali būti kažkurį tai laiką, kol auga, bet čia yra konkurentas. Kodėl? Dėl to, kad jis yra be galo pragmatiškas, be galo suktas, jisai geras, jisai fainas, su gerom smegenim ir su tokiais irgi reikia draugauti, bet jis yra konkretus komercinis žulikas. Jeigu pas anuos, antrasis, kur pasakojau, tai jisai dar toksai moralinių vertybių labai daug yra, tai šitą reikia labai stipriai tikrinti.
Ir šituo vienareikšmiškai negalima pasitikėti, nors jisai tau bus fainas, suoks, patiks ir panašiai. Tai jisai kaip kažkurį tai laiką, sakykime, jeigu jūs dviese ateinat pas klientus ir jisai ima ir aptarnauja ir toje sistemoje nėra galimybės tavęs apgauti ir išmesti, tada kaip ir viskas ok. Bet jeigu jūs dviese darytumėt kitą biznį, tai vienareikšmiškai žinau, kas ką mes. Jisai tave, net virkščiai. O tau bus jausmas, kad, va toks gyvenimas, ką padarysi, Dievas ten jam atlygins ir panašiai, va tu būsi toksai, kuris nusileidžia, o jisai dėl pinigų tave mes. Dėl to, kaip komercinis žulikas, kuris paima klientus ir apdoroja, gerai, bet tavo saugumo atveju, jeigu žiūrėt plačiaja prasme, tai atsargiai reikia su tokiais. Ir dar kartelį, tai nepasireiškia greitai, būna praeina 2, 3, 4, 5 metai, pasikeičia aplinkybės ir po to kažkaip atgaunasi, kad, pavyzdžiui, jisai tave kviestų. Jeigu jisai tave kviestų į kokį nors savo biznį, kur sakytų, va, Ignai, mums čia tavęs reikia, čia tavo vardo reikia ir panašiai, tai po kurio laiko jis tave išmestų iš verslo. Jeigu matytų, kad tu nebeduodi vertės, jeigu duodi, nemestų, vienareikšmiškai. Tai va, kaip negražiai šneku apie žmonės, ne? Jisai fainas, su tokiais reikia draugauti, bet su tokiais nereikia turėti iliuzijų, kad bus kitaip. Tai turbūt kas, veikia kažkokie apsidraudimai, kažkokie susirašymai, pasirašymai, kur yra kažkur kažkas apribota. Reikia taip sudėlioti, kad nebūtų galimybės niekaip apeiti, bet čia turbūt ne šiandieno susitikimo klausimas. Taip. Einam prie merginos, ne? Taip, tai mintis yra e-shopas ir jo administravimas. Ir ar jinai tai gali daryti, o jeigu ne, tai ką jinai tada turėtų daryti. Jinai labai gera koordinatorė, operatyvinė darbuotoja, kuri labai gerai gaudosi situacijoje, gaudosi detalėse, gaudosi niuansuose, pastebi viską kaip šnipė. Tai vienareikšmiškai žmogus su tokiais bruožais moka koordinuoti. Vienareikšmiškai. Komerciniai instinktai pas ją yra neblogi, jinai pakankamai pragmatiška, valdinga, su nebloga logika, intelektinės savybės vidutinės. Vidutinės tai reiškia gali turėti 2 aukštuosius, bet ne geniali. Va ten prieš tos rodytus žmonės, pirmą ir antrą, tai pas jos daug stipresnės intelektinės savybės negu pas ją, bet jinai yra labai gudri, pastabi ir kai kurie žmonės vadina išmintinga, greit susivokianti situacijoje. Todėl kaip koordinatorė taip, galbūt sakyčiau net kaip marketingistė, jeigu jinai yra įsisavinus instrumentus pardavimų, online marketingo ir panašiai, turėtų tada irgi paeiti, nes jinai gerai jaučia, kas vyksta erdvėje, jaučia, sakykime, rinką toj temai, kur gilinasi, bet jinai yra šalta, ciniška ir dviveidė. Taip, kad tau pasitikėt, kad jinai tokia faina pūkuota, čia ne tas variantas. Dirbsit, tol kol dirbsit, reikia, kad tas tavo e-shopas priklausytų, aš aišku, nežinau ten jūsų susitarimų, bet tau ir nebūtų galimybės jai paraleliai daryti savo analoginį verslą, nes vienareikšmiškai, kad galvos, jeigu jinai neturės, sakykime, dalies tavo versle, o aš nesakau, kad reikia tai turėti, tiesiog garsiai sakau taip, kad jeigu neturės, jinai po kurio laiko pamačiusi gerus pelnus kurs analogą. Ir tu net nebūtinai pati, tu net nesuprasi, kad jinai tai padarė. Dėl to, kad čia, kaip konkurentas, čia yra pavojingas žmogus. Klausyk, nieko gero apie žmonės nesakau, ne? Viskas gerai. Tiesiog čia yra pradžia, žinai, aš dabar kalbėčiau apie tai, kad mes jau esam, žinai, pažengę toj srity ir dabar jau ten kažkur įvyko tie dalykai ir skęsta. Tai aš, ištraukiau ir dabar yra pati pradžia. Ir man dabar tau kalbant, aš iš esmės galvoju, kad kalėdinė dovana žmogui turėtų būti ne fizinė, ne meškiuką kažką kažkur ir tokia gali būti. Kalėdinė dovana galėtų būti užsakyti ir kiekvieną nuotrauką sudėjus, tu papasakoji ir tada tu tam asmeniui nusiunti kiekvienam, štai kas mes esam kartu, žinai. Kaip dovana, žinai, apie tai, kas tu esi, nes ne kiekvienas nueis ir čia nereali idėja. Aš dabar tiesiog sėdžiu ir galvoju, o tu taip vardini, žinai, tie žmonės man yra svarbus šitam gyvenimo etape ir šiaip gyvenime, nes jau su kuriais jau daug metų bendraujam ir draugystė yra. Ir galvoju, wow. Žinai, tu man taip vardini. Svarbiausia, požiūris turi būti toksai, visi žmonės vienas kito atžvilgiu yra probleminiai, vieni daugiau, kiti mažiau. Ir tada reikia galvoti, kaip padaryti taip, kad tos problemos neiškiltų ir galima draugauti. Nes jeigu matai, kad žmogus probleminis tavo atžvilgiu, tai nereiškia, kad tu neturi draugauti. Jūs gali būti labai geri draugai, bet yra ant temos, kur reikia save saugoti, jeigu tu esi silpnesnis toje temoje, kad tavęs nesuvalgytų. Ir viskas. Ok, tai aš rekomenduoju, žodžiu, gal mes tada, jeigu tu norėsi dėl jos pasikalbėti, mes galėsim atskirai tada jau, kaip sakant, ne į video pasikalbėti, kaip sudėlioti strategiją, kad tas verslas pas tave ir liktų.
arba kad neatsirastų konkurento. Arba tegul atsiranda konkurentas, bet tu jame irgi turi akcijų. Visaip galima spręsti. Yra labai daug įvairių sprendimų. Nereikia bijot, kai Markas, pavyzdžiui, daro analizės įmonėse ir mato, kad atėjo žmogus, būsimas konkurentas, pasimokyti ir nukopijuoti verslo ir jam tai identifikuoja ir tas prisipažįsta, tai gerai, tegul jis toliau dirba 2-3 metus ir užauga kaip partneris. Tai nereiškia, kad tu turi bijoti to žmogaus, reikia blaiviai pamatyti ir surasti bendrą sprendimą, kad visiems būtų gerai. Nes jeigu atėjo superinis pardavėjas, kuris bus tavo konkurentas, tai kodėl tu turi bijoti, tai gerai, eksploatuok į tos kelis metus, tegul jis neša tau pelną. Nes veiklus žmogus, labiau žulikas, jisai vis tiek bus labiau naudingas negu niekam tikęs. Tai geriau pasimk ir kad jis tau pelno atneštų, bet turėk tam tikrus susitarimus aiškius, kad tu gausi, ką nori, jisai gaus, ką nori ir viskas. Dėl to nereikia tokių dalykų bijoti. Gal skamba negražiai. Fenotipologija identifikuoja taip, kaip yra ir negražiai. Dažniausiai tai skamba. Dėl to mes dabar nuotraukų ir nerodom. Gerai, ir paskutinė moteris, taip? Taip. Koks čia kontekstas? Tai kontekstas tas, kad yra renginiai, yra bendradarbiavimas, yra kažkokios galbūt ateities planai, vystyti kažką daryti ir galbūt kažkokie dideli renginiai ir panašiai. Tai ką aš turėčiau žinoti ir kokia mano rolė ten turėtų būti darant su šitos. Jo, bet ką tu ten turi daryti, aš nesupratau. Renginio organizavimas. Tu su ją organizuotumėt renginį? Jo. Bet aš kiek žinau, kiek ją pažįstu, kiek žinau apie ją, tai jinai yra organizatorė pati, tai kam tu reikalingas jai? Taip, galbūt padaryti tam tikras dalis, kurios nėra padarytos, kurias aš darau. Tu kaip atlikėjas ten būtum? Funkcija, jo, kaip atlikėjas. Ai, tu kaip atlikėjas. Kaip atlikėjas, bet čia bendra idėja, kuri yra plėtojama. Kažkoksai brandinis renginys, kur jūsų dviejų, taip? Tarkim, jo. Okay, tai jinai pakankamai sensityvi viskam, kas vyksta aplinkui, labai greit susigaudant erdvėje ir kiek aš žinau, kad jinai organizuoja, tai turėtų būti nebloga organizatorė. Dabar pasėti toksai viduje yra konfliktas. Iš vienos pusės jinai viešas žmogus, apsidėjęs visokiom, kaip sakant, kaukėmis, kad būtų nepažeidžiamas, bet iš kitos pusės jinai viduje yra labai jautri, trapi ir daug išgyvenusi ir daug skausmo patyrusi moteris, vienareikšmiškai, kuri pozuodama sociumui gali rodyti, kad viskas pas ją ok, bet viduje ne ok. Tai aš ką rekomenduoju, tai su ją būti labai jautriam, jinai trapi viduje ir iš tikrųjų, ir tu tai mokai tą dalyką daryti, bet kur tokį širdingą dvasišką ryšį. Visų pirma, jūs turėsite labai gerą kontaktą, dėl to, kad jai tai yra svarbu, nes jinai viduje yra gili, kuri išorėje prie kitų gali rodyti, kad jinai šalta, business lady ir panašiai. Ir taip gali būti. Aš gyvai su ja nesu bendravęs, nežinau, ką jinai iš savęs transliuoja, bet viduje jinai yra labai jautri ir kaip organizatorė turi būti gera, o toliau reikia pasiskirstyti savo funkcijom ir žiūrėti. Aš nežinau, kaip jai sekasi daryti pardavimus, šito nežinau. Tai reiškia, kad jeigu jūs pardavinėsit viešai ten kažkokius bilietus, neįsivaizduoju, kas per renginys, tai nežinau, ar jinai yra tame stipri, galbūt jums reikės trečio, bet kaip suorganizuoti? Yra komanda, yra ten tie žmonės, kurie visą tai daro. Tai galbūt... Jinai kaip direktorė, taip viso to? Jo, kaip užduotis jo. Gerai, jinai kūrybiškas žmogus, iš jos turi būti labai įdomių idėjų, čia vertingas žmogus, taip. Tik dar kartelį tu su ją laikyk, natūraliai tau gausis laikyk tokį normalų žmogišką ryšį. Jai tas yra labai svarbu. Labai svarbu. Net jeigu jinai kartais gali atrodyti, kad šalta ir panašiai. Okay. Įdomus variantas. Kadangi jūs čia daugiau kalbate apie partnerystę, tai aš pasakyt, kad ir tokių požymių, kad kaip konkurentė iš tavęs paims tavo brandą, ten kažką tai pavogs, aš labai stipriai nematau. Man toks jausmas, kad jinai pakankamai viduje savim pasitikinti, žinanti savo vertę ir jai daugiau tu įdomus kaip partneris su savo verte, bet ne dėl to, kad tavo vertę, paimti ir po to jos to nebetiduoti. Man toks bendras yra suvokimas apie ją. Maždaug taip. Okay, jėga. Tai ką, iki kitų susitikimų? Taip greitai. Ačiū tau, Giedriau, tikrai. Nuostabus pokalbis ir turiu apie ką pamastyti. Iki. Jei norite nemokamos kito asmens charakterio analizės ir jei esate linkę filmuotis, kviečiu parašyti man giedrius.svetkauskas@vivapersona.lt. Iki susitikimų fenotipologijos seminaruose ir konsultacijose.